Kodėl kitų žmonių nuomonė mus taip valdo? Kaip labiau pasitikėti savimi, tapti sėkmingu ir nekreipti tiek dėmesio į tai, ką galvoja kiti? Kodėl kartais užtenka vienos minties, ką pagalvos kiti, ir mes sustojame dar net nepradėję? Nori pasakyti idėją susirinkime, bet paskutinę sekundę nutyli. Nori įkelti nuotrauką, pradėti naują veiklą, keisti darbą ar kurti savo projektą, tačiau galvoje iškart atsiranda nematoma auditorija, kuri tarsi stebi, vertina ir komentuoja kiekvieną tavo žingsnį. Atrodo, lyg dar nieko neįvyko, o tu jau jauti įtampą, gėdą ar baimę suklysti. Svarbiausia suprasti, kad tai nėra paprastas silpnumas. Kitų nuomonės baimė yra labai senas išlikimo mechanizmas. Didžiąją žmonijos istorijos dalį žmogui buvo gyvybiškai svarbu priklausyti grupiai. Jei tave atstumdavo bendruomenė, tu prarasdavai ne tik emocinį ryšį, bet ir realią apsaugą, pagalbą, maistą bei galimybę saugiai gyventi. Todėl mūsų smegenys išmoko socialinį atmetimą vertinti ne kaip smulkmeną, o kaip pavojų. Šiandien tavęs niekas neišmes iš genties, jei pasakysi kvailesnę mintį ar padarysi klaidą viešai. Tačiau kūnas ne visada supranta, kad pasaulis jau pasikeitė. Dėl to prieš kalbėjimą viešai gali pradėti stipriau plakti širdis, išsausėti burna, įsitempti kūnas, o galvoje staiga pasidaryti tuščia. Tu logiškai supranti, kad tai nėra katastrofa, bet tavo nervų sistema trumpam sureaguoja taip, lyg grėstų kažkas daug rimtesnio. Dar viena problema ta, kad dažnai bijome ne pačios klaidos, o to, ką ta klaida neva pasakys apie mus. Jeigu nepavyks, gal žmonės pagalvos, kad esu nepakankamai protingas. Jeigu pasakysiu kažką ne taip, gal atrodysiu kvailai. Jeigu pradėsiu kažką naujo ir iš pradžių būsiu prastas, gal kiti pamatys, kad nesu toks geras, kaip norėčiau atrodyti. Kitaip tariant, mus stabdo ne vien realybė, o mūsų pačių vaizduotė apie svetimą vertinimą. Būtent taip kitų nuomonė tyliai pradeda valdyti gyvenimą. Tu nepasakai idėjos, kuri galėjo būti naudinga. Nepradedi veiklos, kuri galėjo pakeisti tavo kelią. Neparodai savo darbo, nes jis dar neidealus. Neužkalbini žmogaus, nes bijai būti atmestas. Iš šalies atrodo, kad tiesiog lauki tinkamo momento. Tačiau iš tikrųjų dažnai lauki ne momento, o garantijos, kad nebūsi įvertintas neigiamai. O tokios garantijos gyvenime beveik niekada nebūna. Čia labai svarbu suprasti vieną dalyką. Pasitikėjimas savimi neatsiranda prieš veiksmą, jis dažniausiai atsiranda po jo. Daugelis galvoja, kad pirmiausia turi pradėti jaustis užtikrintai ir tik tada galės veikti drąsiai. Tačiau realybėje veikia atvirkščiai. Tu padarai mažą veiksmą jausdamas šiokią tokią baimę, pamatai, kad pasaulis nesugriuvo ir būtent tada po truputį gimsta tikras pasitikėjimas savimi. Jis auga ne iš to, kad niekada nebijai, o iš to, kad veiki nepaisydamas baimės. Tai nereiškia, kad turi apsimesti, jog tau visai nerūpi kitų nuomonė. Sveikam žmogui jį rūpi, nes mums svarbu santykiai, pagarba ir ryšys. Tikslas nėra tapti žmogumi, kuriam niekas nesvarbu. Tikslas yra išmokti atsirinkti, kuri nuomonė verta dėmesio, o kuri yra tik triukšmas. Paklausk savęs, ar šio žmogaus nuomonė padeda man augti? Ar jis kalba iš patirties? Ar jo kritika konkreti ir naudinga? Ar jis man nori gero? Jeigu taip, tokios nuomonės verta klausytis. Tačiau jeigu tai tiesiog pašaipa, pavydas, piktas komentaras ar atsitiktinio žmogaus emocinis išsiliejimas, ji neturėtų tapti tavo gyvenimo kryptimi. Ne kiekviena nuomonė turi teisę vairuoti tavo sprendimus. Kitas svarbus dalykas – bandymas patikti visiems yra spąstai. Jeigu stengsiesi įtikti visiems, tavo gyvenimą galiausiai pradės valdyti labiausiai nepatenkintas žmogus. Visada atsiras kažkas, kam tu būsi per tylus, per garsus, per drąsus, per keistas, per paprastas arba per ambicingas. Jeigu visą laiką save koreguosi pagal svetimus lūkesčius, po truputį nebejausi, ko iš tikrųjų nori tu pats. Todėl labai svarbu turėti savo vidinį kompasą. Kokiamis vertybėmis vadovaujasi? Kokio gyvenimo pats nori? Kurių žmonių nuomonę iš tiesų gerbi? Kokie sprendimai tau padėtų augti, net jei ne visi jiems pritars? Kai pradedi remtis ne vien aplinkinių reakcijomis, o savo vertybėmis, išorinis triukšmas po truputį silpnėja. Praktiškai pasitikėjimas savimi auga per labai mažus veiksmus. Užduok klausimą, nors balsas truputį dreba. Įkelk darbą, kuris nėra tobulas, bet jau pakankamai geras. Pasakyk savo nuomonę, net jei ne visi su ja sutiks. Pasakyk ne, kai nenori sutikti vien dėl ramybės. Pradėk veiklą, kurioje iš pradžių jausiesi nepatyręs. Kiekvienas toks žingsnis siunčia smegenims labai svarbią žinutę. Man buvo nejauku, bet aš susitvarkiau. Ir dar vienas dalykas, kurį verta nuolat priminti savo, dauguma žmonių apie tave galvoja daug mažiau, negu tau atrodo. Mes dažnai įsivaizduojame, kad visi stebi mūsų klaidas, prisimena nejaukius momentus ir vertina kiekvieną smulkmeną. Tačiau realybėje dauguma žmonių yra užsiėmę savimi. Jie galvoja apie savo išvaizdą, savo problemas, savo nesėkmes ir savo baimes.
Tavo klaida, kuri tau atrodo milžiniška, kitam žmogui dažnai yra tik trumpas epizodas, po kurio jis grįžta prie savo gyvenimo. Būtent todėl sėkmingi žmonės nėra tie, kurie niekada nejaučia baimės ar kuriems nerūpi, ką galvoja aplinkiniai. Dažniausiai tai žmonės, kurie išmoko neleisti tai baimiai priimti sprendimų už juos. Jie supranta, kad jeigu nori augti, kurti, kalbėti, uždirbti daugiau ir gyventi drąsiau, teks susitaikyti su tuo, kad kažkas kažką pagalvos. Kai kurie pritars, kai kurie nesupras, kai kurie kritikuos. Bet jeigu visą gyvenimą lauksi, kol visi pritars, galiausiai gyvensi ne savo, o svetimų lūkesčių gyvenimą. Todėl tikras pasitikėjimas savimi prasideda tada, kai leidi žmonėms turėti nuomonę, bet nebeleidi tai nuomoniai valdyti tavo krypties. Tu negali kontroliuoti, ką kiti galvos, tačiau gali kontroliuoti, ar jų mintys taps tavo kalėjimu. Ir jeigu nori mažiau bijoti kitų nuomonės, nepradėk nuo milžiniško gyvenimo perversmo. Pradėk nuo vieno mažo veiksmo, kurio vengi. Pasakyk mintį, parodyk darbą, paklausk, pabandyk, pradėk. Ne tada, kai visiškai nebijosi, o dabar, kol dar truputį baisu. Nes būtent taip po truputį gimsta laisvė gyventi savo gyvenimą, o ne gyvenimą, kurį tau parašo svetimas vertinimas. Jeigu patiko video, prenumeruok mūsų kanalą, paspausk patinka ir pakomentuok, ar tau rūpi kitų nuomonė. Iki kitų kartų.